Sveiki, draugai. Bumblauskas pasakė, kad Neris išdavikė. Putinaitė pritarė. Atseit panašiai kaip Hamsunas Norvegijoje. Tačiau lyginti Norvegiją su Lietuva yra nekorektiška. Lyginti Hamsuną su Nerimi taip pat nekorektiška. Norvegija buvo laisva, demokratinė šalis, kurie dominavo kairiosios partijos. O Lietuvoje buvo diktatūra, kurie dominavo tautininkai. Taip kaip galima lyginti laisvę su nelaisvė. Tautininkų partijos galias tuometinė Lietuvoje galima palyginti nebent su komunistų partijos galiomis tarybiniais metais. Pokario partizanas kunigas Lelešius grafas neatsitiktinai užsiminė, kad jei nebuvai tautininkas, tai negalėjai užimti atsakingos vietos, nors tam ir būtum pasiruošęs. Žodžiu, dėl savo įsitikinimų negalėjai kilti socialiniais liftais ir dalyvauti šalies valdyme. Tuo tarpu prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas Rytas savo kovų metu rašytose atsiminimuose pasakė dar stipriau ir dar atviriau. Aš sutinku, kad laisvę praradome ne 1939 metais, kada bolševikai mus okupavo, bet 1926, kada smetoninė valdžia sugrobė valdžią į savo rankas, panaikindama demokratiją, įvesdama diktatūrą. Dabar bandoma pateisinti smetoninę diktatūrą, sakydami, kad Europoje diktatūros dominavo. Netiesa, nedominavo. Šalių, kuriuose buvo diktatūros, buvo vos pusė. Lietuva buvo vos 6. šalimi, kurioje ši valdymo forma įsigalėjo. Dar viena įdomi detalė. Šalės, kuriuose buvo demokratija, nuo Vokietijos iki Sovdepijos gynėsi atkakliausiai. Taigi 1939 metais, kuomet Smetona įsileido sovietų įgulas ir prasidėjo slenkanti Lietuvos okupacija, žmonės buvo tildomi. Laikraščiai buvo įpareigoti nieko blogo nerašyti apie draugingą šalį. 1939–1940 metais smetoninė Lietuva stengėsi vykdyti kiekvieną sovietų valdžios užgaidą. Iš šios argumentus tuometinės Lietuvos valdžios simpatikai atsako, kad Molotovo–Ribentropo paktas užprogramavo Lietuvos okupaciją. Nieko panašaus buvo susitarta tik dėl Lenkijos padalinimo. Lietuva, kaip ir kitos šalis, reikalui esant, galėjo priešintis, kaip Suomija ar Olandija. Bet Lietuva to negalėjo padaryti, nes nebuvo pilietinės visuomenės, kurie atsiranda tik laisvos demokratinės šalies sąlygomis. Lietuvos kaip šalies elgsena nusprendė Smetonos ir jo aplinkos išdavystė. Taigi, jei kalbame apie Nėries išdavystę, tai ji turėtų ją pasidalinti su Smetona, jo valdininkais ir generolais. Ačiū.